vakaras, mėly televizijos žiūrovai, antradienis 6 valandos vakaro ir kaip visada LRT televizijos eteryje žaidimas Kas ir kodėl ir mūsų šio vakaro svečiai Daiva Bozė, labas vakaras Daiva, Vakaras. ir Simonas Jazavita. Sveiki Simonai. Vakaras. Aš norėčiau Daiva nuo jūsų pradėti tokį kaip ir susipažinimą. Sakykit, kodėl jūs nutarėte dalyvauti mūsų žaidime? Aš noriu save pabandyti iš tikrųjų, bet labai nesitikėjau, kad paskambins kas nors. Kodėl? Nes senokai pildžiau anketą ir pirmam berot sezone man skambino, aš tada negalėjau dalyvauti ir dabar galvoju, kažkas paskambino. Va labai netikėta. Labai O malonu. paskui buvo antra mintis, o dabar ką daryti? Nes buvo Dabar labai reikia- baisu. Tai ta mintis aiškiai, kad reikia dalyvauti. Taip. Labai sveikinam jūs čia atvykus. Ačiū. Dėkoju Jums. Simonai, dabar jūsų norėčiau paklausti. Man labai patiko jūsų gyvenimo moto. Ar jų man paskaityti, ar jūs pats pasakysit? Gal jūs paskaityti? Gal aš paskaitysiu. Kurti gyvenimą Lietuvoje svarbiausias tikslas. Toks, iš tikrųjų, noras yra nuo seno ir kažkaip tikiuosi, kad jo nei kiek nesumažės, o dar padidės. O sakykit, čia jūs taip su savo sužadėtinė sugalvojot tokį gyvenimo moto? Ji irgi šią moto neprieštarauja ir su juo sutinka. Tai Kuo jį vardu? Akvilė. Akvilė, linkėjimai. Pasveikinkit, aš manau, kad Akvilė bus malonu matyti jūs. Kad jūs nepamiršot jos net ir čia, būdamas televizijos ekrane. Ačiū. Dėkuoju Jums ir aš norėčiau Jūs pakviesti žaisti ir linkiu abiems sėkmės. Pirmoji užduotis – grandinėlė ir Jums ją reikės sudaryti pakeičiant po vieną raidę. Dėmesio. Garso atsikartojimas, rašytojas Tomas Main kas, eilėraščio eilučių panašus skambėjimas, pantomimos aktorius. Simonas buvo greitesnis. Prašau, Simonai. Garso atsikartojimas Aidas, rašytojas Main Ridas, eilėraščio eilučių panašus skambėjimas galbūt Midas ir pantomimos aktorius Mimas. Eilėraščio eilučių panašus skambėjimas Midas? nesveikia. Daiva, jūs bandykit. Aidas, Taip. rašytas man Ridas, Rimas ir Mimas. Dėl to aš ir perpaklausiu. Gal jūs kartais tiesiog suklydot. Taip. Daiva, Aidas, Ridas, Rimas ir Mimas. Pirmasis taškas Jums. Antroji rungtis. Taip vadinamieji ketvirtai. Vienas klausimas ir 4 atsakymai, iš kurių tik vienas teisingas. Pirmasis klausimas. Kurios sostinės vardu vadinamas ES pirmtakės Europos ekonominės bendrijos įkūrimo sutartis? Paryžiaus, Romos, Liuksemburgo ar Briuselio? Simonai? Teisingas atsakymas, manyčiau, yra B. Romos. Taip gražiai, teisingas atsakymas, manyčiau, ir tai yra teisingas atsakymas, iš tikrųjų. Gal galit pasakyti, kuriais metais net? 1957. Jeigu dar dieną ir mėnesį pasakysite, aš tada pakelsiu rankas ir viskas jau sakysiu, kad šio klausimu esam viską pasakę. Aš pasufleruosiu Jums pavasarį. Pavasarį, taip. Nes greitų metų bus 60 metų švenčiama. Tikrai taip, tikrai taip. Balandis galbūt. Jau suklystai. Kovo 25. Kovo 25. Netoli balandžio. Netoli. Pirmas taškas. Taip, Romos sutartis pasirašyta 1957 metais, kovo 25 dieną. Antras klausimas. Kurio Lietuvos miesto dalis yra Rokai? Vilniaus? Kauno? Opa! Manau, kad teisingas atsakymas yra Kauno. O jūs žinot, todėl, kad jūs esate iš Kauno, ar kaip čia? Šalia Kauno yra tai pats kaunietis. Kauno miesto dalis. Antrasis taškas. Trečioji rungtis. 10 klausimų ir 10 atsakymų, 10 galimų taškų. Pirmasis. Kiek valstybių yra dabartinėje Europos Sąjungoje? Simai? 28 kol kas dar. Kol kas dar. Jūs Didžiąją Britaniją dar laikote... Oficialiai Taip, dar yra. oficialiai taip. Taip, 28. Taip. Romano paskutinis Mauro Atodusis autorius. Laikas tai yra Salmanas Ruždis. Taip ir galvojau. Tai kodėl jūs galvojot ir nepasakėt? Aš niekaip neprisiminiau vardo. Taip užtektų pavardės. Pratau. Būtų užtekę pavardės.
Kokie gyvūnai vadinami dromedarais? Dumbliai Daiva? gal kokie? Prašau? Dumbliai gal? Gyvūnai. Oi, Dumbliai. gyvūnai, jesu. Ne. Atsiprašau, nesąmonė. Galbūt kaip dugonis tokie, kaip stambus, plaukiantys žinduoliai. Gal. Dromedarai yra vadinami kupranugariai. O, Pagrindinė sudedamoji dinamito dalis. Daiva. parakas. Ne? Ne parakas. Simonai. Žinojot, ar ne? Dabar prisiminėt. Gal Palaukit. nitroglicerinas? Kodėl gal? Spėjau. Nitroglicerinas. Penktasis klausimas. Kuri upė į Nemuną prieš Marias įteka paskutinė? Simonai. Minija? Minija. Dešinysis intakas. Taip. Kilnojamas medžiaginis namelis. Daiva. Palapinė. Taip, Daiva. Palapinė. Antras taškas. Septintasis klausimas. Kokia buvo apaštalo Petro profesija? Simonai. Žvejys? Žvejys. Taip, žvejys. Aštuntasis. Kurios kino studijos animacinis filmas Liūtas karalius? Daiva? Warner Bros? Ne. Oi, Disney. Disnėjaus. Taip. Simonai. Devintasis. Koks žodis ispaniškai reiškia atkariavimas? Rekonkista. Super. Taip, rekonkista. Didžiausio Boeingo modelio numeris. 737. Simonai, jūsų. Šiek tiek daugiau sakyčiau, gal 747. 747. Taip. Prašoviu. Rezultatas, Daiva, jūs surinkot 2 taškus, Simonai, jūs surinkot 9. O, Labai daug. Daiva, labai jums ačiū už dalyvavimą. Grįžkit. Pasitenksim. Manau, kad jums kitą kartą labiau seksis. Simonai, o aš sveikinu jūs. Ačiū Puikus labai. pasirodymas. Ačiū. Ir mes su jumis dienos finale pratęsim. Mūsų antroji šio vakaro pora. Andrius Stovenskas, labas vakaras. Sveiki. Andriau, ir Robertas Bajorūnas. Sveiki. Sveiki. Aš norėčiau, Andriau, nuo jūsų pradėti. Jūs sakykit, kokia buvo jūsų intencija dalyvauti šitame žaidime? Tiesiog turbūt per ilgai žiūrėjau ir nusprendžiau po vienos laidos tiesiog prisėsti prie kompiuterio ir užpildyti tą anketą. Prisėdau, užpildžiau ir kai išpildžiau ir išsiunčiau, paskui supratau, ką padariau. Ops, o jeigu pakvies, ką darysiu? Ir tokia, ir paskui baimė atsirado, bet jau viskas tvarkoj. Tikrai nebijokit. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs tai padarėt. Sveikinu jūs. Ačiū. O Robertai, jūsų buvo Visiškai identiška. visiškai identiška. Ir lygiai taip pat Pirmą išsigandot. kartą, kai man paskambino, tai filmavimas buvo man nepalankių laikų, tai atsisakiau, o dabar jau neturėjau kur dingti. Ir gerai, kad niekur nedingot. Aš labai džiaugiuosi jūs šiandieną sveikindamas mūsų studijoje. Tikiuosi, kad bus įdomus ir toks karštas žaidimas. Pirmoji mūsų užduotis grandinėlė ir ją jums reikės sudaryti pakeičiant po vieną raidę. Moters priešingybė, aštuonkojis nariotakojis, į svogūną panaši daržovė, žodžio sąžiningas sinonimas. Robertai, jūs prašom, pradėkit. Moters priešingybė. Gal nuo kito galo pradėsiu. Nuo kurio nori? Sąžiningas doras, į svogūną panaši daržovė poras, aštuonkojis nariotakojis voras, o viršui turbūt vyras lieka. Kodėl jūs Aš iš pradžioje pradžių žinojau vyrą, o po to paskui galvojat, po kažkaip to nesidėlioja? su to doru man jisai nesirišo. Jums vyras ir doras niekaip nesiriša. Puikiai. Andriu, manau, kad mes turime. Pritariu. Robertai, pirmasis taškas jūsų. Bet čia su to doru ir vyru jūs bereikalo čia taip ant tos mūsų vyriškos Žmona, giminės. tikiuosi, nežiūrės laidos. Antroji užduotis. Pirmas klausimas ir 4 galimi atsakymai, iš kurių tik vienas teisingas. Dėmesio. Kuri iš šių žuvų nepriklauso ešerinių šeimai? Starkis, pūgžlys, gruperis ar grundalas? Andriau? Manau, kad starkis. Nepriklauso. Taip. Tikrinu savo užrašus. Ne. Priklauso. Ne. Robertai, Grundalas. jūs gal ribokas esat, nors čia ne visai. Tiksliau, Visiškai žvejys. ne. Aš Ne? labai planuoju, jau 20 metų planuoju, bet vis kažkaip greičiau žaidimą atvažiuoju negu žvejot.
Grundalas jums pelno antrą tašką. Taip, Grundalas nepriklauso ešerinių žuvų šeimai. Antrasis klausimas. Kokį skaičių gausime sudėję visus pirminius skaičius nuo 20 iki 30? 52, 63, 73 ar 79? Andriu, aš norėjau sakyti, jums jau reikėtų kaip Nu, reikėtų. žmogus su skaičiais turi. Greit nespėjau suskaičiuoti, bet Bet aš taip vis spėkit. tiek kokius 73 galvoju. 73. Ne. Robertai? B63. Andriu. Ir vėl ne. Ir vėl ne. Ką darys? Robertas neteisingai atsakė. Nu jo, vienas iš dviejų. Nu, bandom tą didžiausią. Padovanojau trečią tašką. Iš kur žinot? Padovanojot trečią tašką. Nu. Ne. Ką darys? Robertai? Tai lieka Sunku labai. 52. 23 plus 29. Tai yra 52. Robertai, tai trečiasis jums taškas. Džiugu. Ir po 2 rungčių Robertas yra surinkęs 3 taškus, Andrius kol kas ne vieno. Trečioji rungtis, 10 klausimų. Pirmasis jų skamba taip. Kuri Lietuvo žuvis vadinama gyvatė? Andriau, Ungurys. pagaliau. Paliau. Ungurys. Pirmasis taškas. Kaip pavadintas Jungtinių Amerikos valstijų laivas, kuriame japonai pasirašė visišką kapituliaciją? Independent gal? Laisvė kokią? Ne. Robertai? Tarkim, George Washington. Ir ne George Washington. Laivas vadinasi Misuris. Ir tai vyko 1945 metais rugsėjo 2 dieną. Kuriame mieste vyksta filmo Terminatorius veiksmas? Andriau? Sakykit, spėjot, spaudėt. Washington. Ne Vašingtone. Robertai? Los Andželas. Los Andželas. Taip, Teisingai. Los Andželas. Penktasis. Cheminis elementas, kurio simbolis RH. Radis. Bet ne. Andriu, atsiprašau, negaliu jums skaityti. Ne, va tokį. Robertai, jūs turite sakyti. Rodium. Rodium. Dar vienas taškas jums. Kuri valstybė po antro pasaulinio karo valdė Papua Naująją Gvinėją? Andriu? Tarkim, Anglija. Ne Anglija. Ne, Robertai. Gal JAV? Ir ne JAV. Australija. Australija. Kurios automobilio markės variantas yra Maybach? Robertai, MB. Mercedes. pasakykit, prašau, pilnai. Mercedes-Benz. Taip, Mercedes-Benz. Dailininkas dabartinio Lietuvos valstybės herbo autorius. Nėra variantų. Neturit. Gėda. Arvydas Každailis. Devintasis. Iš kokios kalbos kilęs žodis fotografija? Robertai? Graikų. Graikų, taip. Tai yra iš graikų kalbos kilęs žodis. Pirmą kartą pavartotas 1839 metais. Kas dabar stovi toje vietoje, kur buvo palaidotas apaštalas Petras? Robertai? Švento Petro bazilika. Švento Petro bazilika. Taip. Andriu, ačiū Jums už dalyvavimą. Jūs surinkot 1 tašką. Robertai, Jūs 8 taškais keliaujate į dienos finalą. Andriu, dėkoju Ačiū. už gerą žaidimą. Krikštas yra sekantį kartą bandyti. Lauksim Jūsų grįžtant. Robertai, sveikinu. Puikus pasirodymas ir dabar Jums reikės tik tai pasižiūrėti, kuo baigsis dienos finalas. Susitiksim dienos finale. Dėkoju. Antradienio finalas ir jame Simonas prieš Robertą arba Robertas prieš Simoną. Aš nežinau, kaip labiau Jums patiktų. Ir kuris norėtų iš Jūsų pirmasis? Mes kartu. Jūs kartu. Niekaip kartu neišeis, žinokit. Čia tas žanras, kuriame kartu ne. Čia tik vienas prieš kitą. Aš kartu galiu būti su vienu arba kitu, bet Jums niekaip neišeina. Robertai, aš vieną klausimą Jūs paklausiu. Sakyt, Jūs be to bėgikas esat, ar ne? Na, teko. Aš pasižiūrėjau, Jūs ten nemažai visokių rungčių ir visokių varžybų dalyvavot. Buvo. Pasigirkit laimėjimu. Na, laimėjimų nebuvo, ten 5, gal 6 Lietuvoje kai kuriuose varžybose buvo. Laimėjimų nebuvo. 5, 6 Lietuvoje. Tas lietuviškas kuklumas. Tuo metu dar nebuvo to masinio išbėgimo į gatves. Bet vis Mes ten tiek, buvom 5, pionieriai 6 tokie. Lietuvoje ne taip blogai.
Vis geriau negu prie sofos. Ant sofos reiškia mankštintis. Simonai, o jūs, man labai patiko jūsų specialybė ir jūsų darbo vieta. Galite trumpai pasakyti? Jūs... Aš esu istorikas, dirbu Kauno miesto muziejuje, taip pat esu doktorantas Vytauto Didžiojo universiteto, žodžiu, su istorijos specialybė sieju savo darbą. Esu muziejininkas, tai įvairiomis, žodžiu, perspektyvomis su istorijos mokslu tenka draugauti. Vienas iš turbūt sudėtingiausių ir įdomiausių mokslo yra istorija. Žmogus, kuris nežino istorijos, vargu bau ar gali save vadinti šiaip pilnaverčiu žmogumi. Aš jums abiems linkiu sėkmės. Pirmoji užduotis – grandinėlę reikės sudaryti pakeičiant po vieną raidę. Tam tikra veiklos sritis – mažosios Lietuvos valstietis lietuvis, senovinis biralų matas lygus 24 gorčiams ir bičių vikšras. Bandykim. Simonai, Tai baras, būras, biras ir birus. ne. Robertai, dabar jūsų bandymas. Varas, būras, o toliau jau spėjimai. Būras ir tūras. Kas toks paskutinis? Tūras. Aš mačiau iš jūsų lūpų, jūs galėjot beveik atsakyti ir visus keturis. Jūs nuėjote vienu žingsniu toliau negu Simonas, dėl to, kad baras ir būras taip, paskui trečiasis senovinis biralų matas yra ūras, o bičių vikšras vadinamas yra peras. Dabar jau abu žinom. Dabar žinos. Deja, nie vienas iš jūsų nepelno taško, gal ir gerai. Viskas lieka, visa intriga išlieka prieš akis. Pirmoji rungtis baigėsi, rezultatas 0-0 ir antrojoje rungtyje pirmasis klausimas. Kur yra garsusis Reichenbacho kriuklys, prie kurio Sherlockas Holmsas kovojo su profesoriu Moriarčiu? Austrijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ar Vokietijoje? Robertai? Šveicarijoje. Kažkodėl. Kažkodėl. Man tas toks jūsų neužtikrintumas mane šiek tiek glumina. Aš net nežinau, tikrint man tą atsakymą ar ne. Nes gal jis... Šveicarijoje. Taip, taip. Šveicarijoje. Taip, 250 metrų aukščio. Karolio didžiojo vardas yra kilęs iš germaniško žodžio Karl. Ką jis reiškia? Didis, šaunus, bebaimės, ištikimas. Ištikimas. Robertai? Ištikimas. Ištikimas. Galbūt ištikimas, bet ne. Karl nereiškia ištikimas. Simonai? Aš sakyčiau, kad šaunus. Tai, O kodėl nebe baimis? Arba didis? Kažkodėl taip, kad šaunus, bet gal maišau. O žinot, ką aš jums pasakysiu? Iš tikrųjų, tai labai šaunus atsakymas. Teisingas. Ačiū. Taip. Tai yra pirmasis jūsų taškas. 1-1. Trečiasis. Nuo 1998 metų yra renkamas Lietuvos metų automobilis, kuris iš šių gamintojų nėra laimėjęs rinkimų nė sykio. Kia, Mazda, BMW ar Opelis? Simonai? Gal Kia? O vat ir ne. O vat ir ne. Robertai? Jūs šypsotės taip mislingai. Opelis. Opelis. Gal ne veltui tie anekdotai visi apie Opelius. Gal ne veltui šitie visi anekdotai apie Opelį, o vat ir ne. O vat ir ne. Dabar jums, Simonai, reikia iš dviejų automobilių likusių, iš vieno japoniško ir vieno vokiško. Išrinkti, kuris iš jų nebuvo niekada metų automobiliu. Tai kažkaip sakyčiau, gal Mazda vis dėlto tada. Nebuvo. Nebuvo. BMW toks populiarus kažkaip. Bet Kaip čia brangus. taip Lietuvoje. Jeigu jums būtų tekę atsakinėti šitą klausimą, rinktis iš dviejų. BMW, nes tai yra prabangos segmentas. Ir taip. Simonai, ne. Neteisingas atsakymas. Robertai. BMW.
BMW. Taip. Neįsykio per visus nuo 1998 metų renkamus metų automobilio nominacijas nei vieną kartą BMW nelaimėjo. Robertai, jūs turit surinkęs 2 taškus, Simonai jūs 1. Ir mes keliaujame į trečiąją rungtį. Trečioji finalinė rungtis. Joje jums reikės sudaryti kuo daugiau daiktavardžių iš šiame žodėje esančių raidžių. Bet prieš tai maža tokia istorinė remarka, kuris skamba taip. Šiandieną, kovo 21 diena, yra švenčiama Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena. Ta proga žodis yra diskriminacija. Be to, kovo 21 diena yra pasaulinė poezijos diena. Ir aš, būdamas tam tikrą prasme širdyje, sieloje poetas, sveikinu visus savo bičiulius, draugus ir draugės, kurie yra profesionalūs poetai, mėgėjai poetai, šiaip galvoja, kad jie poetai. Ir linkiu geros kūrybinės sėkmės, gražių eilių ir daug širdies, kad jinai visada būtų įdėta į jūsų gražius žodžius. Mieli televizijos žiūrovai, noriu pranešti visai netikėtą jums žinią. Jeigu jūs kartais norėtumėte dalyvauti mūsų žaidime, jums reikia paskyroje, kas ir kodėl Facebook'e, rasti anketą, ją užpildyti ir jūs netrukus stovėsite čia, šitoje scenoje, mūsų studijoje. O aš noriu tuo pačiu metu ir pranešti, kad mūsų žaidimas eina į pabaigą ir mano mėly bičiuliai ir dalyviai, aš norėčiau pranešti, kad laikas jau baigėsi, jūsų kūrybiniai, poeziniai mūzai suteikti jums šitų žodžių laviną. Gerai pasakiau. Pirmasis bus Simonas. Simonai, jūs pradedat. Tai aras. Iš diskriminacijos jūs išspaudėte arą. Taip. Aras. Robertai, Nacija. jūs paprastuoju būdu nukirpot pradžią ir gavot žodį. Nacija. Simonai, Tada ara. ara. Paskui bus ar ir bus paskui a. Ar ne? Atsiprašau. Robertai, Kinas. kinas. Simonai, jūsų? Karas. Karas. Jūsų? Maras. Maras. Simonai? Caras. Caras. Gerai. Robertai? Kiras. Kiras. Paukštis čia. Gerai. Simonai? Rimas. Gerai, Rimas. Robertai? Mina. Mina, gerai. Simonai? Kirminas. Kirminas. Robertai? Dina. 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 Nacis. Simonai? Nacis. Robertai? Sija. Sija. Gerai, Simonai? 1, 2, 3, 4, 5. Neturit, Simonai, žodžio? Ne. Robertai, dar turit? Turiu kelis. Pasakykit. Kiminas. Taip, dar. Mada, dama. Oi, dar būtų jūs užbombardavęs. Nebūčiau. Nu, būtumėt. Simonai, ačiū. Ačiū jums. Puikus pasirodymas. Dėja, vienas iš jūsų turėjo būti laimėtojas, kitas pripažinti, kad priešininkas yra stipresnis. Jūs surinkot 1 tašką, Robertai, jūs 5 po šitos rungties. Sveikinu jūs. Ir Ačiū. jūs gerai čia, kaip sako, pavarėt. Netikėtai. Ypač šitais žodžiais. Susitiksim su jumis savaitės finale. Dėkoju. Ačiū. Antradienio žaidimas baigtas, laimėtojas aiškus, sveikinu jį, o jums, mėly televizijos žiūrovai, linkiu gražaus vakaro su LRT televizija ir iki susitikimo rytoj. Gero vakaro.